Pestana Miramar ir matom, kad čia visiškai Funšalio vaizdai pro kraštą, mes esame netoli centro. Pestana Miramar yra geresnės kategorijos viešbutis, bet du viešbučiai Pestana Village ir Miramar jungiasi į vieną. Vakarieniausim Pestana Miramar ir pusryčiausim Pestana, Village viešbutyje. Nu va, ir čia jau perinam į kitą viešbutį, tai pažiūrim, ar yra skirtumas tarp jų. Iš tikrųjų, drąsiai vaikštau tarp abiejų viešbučių ir kol kas manęs nestabdė. Tai bent jau pirminę darau išvadą, kad galima naudotis abiejų viešbučių teritorijomis. Labai mažutė vaikų žaidimo aikštelė. Bet didžiausias įspūdis šitam viešbutį tai yra augalai. Viešbutis senas ir augalai išpuoselėti seni, tokie subrendę. Labai reta, kad Funšalį viešbutis būtų įperkamas ir turėtų teritoriją, kur tu gali leisti laiką, kaip kokioje Graikijoje ar Turkijoje. Pagrindinis restoranas. Staliukai gana arti. Baras yra mokamas dar. Jau girdžiu jūs klausiant, ar viešbutis ar yra kambarių su vaizdu į jūrą. Ne, viešbutis yra toliau nuo jūros, bet yra labai patogioj lokacijai. Iki miesto centro yra apie 20 minučių pėsčiomis, viešbutis turi nemokamą parkingą. Ir iš vis labai patogu susisiekti, net jeigu neturite automobilio. Kažkaip aš jų neišskiriu ir jokio skirtumo, aš manau, nėra, kur jūs gyvensite, ar gyvensite čia, Village, ar ten, kur mes, Miramare. Miramare taip toksai prabangesnis, geresnis, kaip prabangesnis. Brangesnis. O čia vaikščiau dabar Village vis dar. Pasitikslinau, nesvarbu, ar jūs gyvenat Pestana Village ar Pestana Miramar, jūs galite naudotis absoliučiai viskuo, vis skirsis tik tai kambariai. Taip, kad kurio kaina geresnė tuo metu, tą ir rinkitės. Kambariai be abejo yra geresni Pestanas Miramar. Toks vidinis kiemelis ir bar Afonte, fontano baras, nes šalia yra fontanas. Kainos, tarkim, lyginant šito viešbučio ir viešbučių šiaurėje, tai skiriasi kelis kartus, kava 2,50 čia matėm. Tuo tarpu, kai šiaurėje už kavą mokėjome 60 euro centų juokingai, bet aišku, čia yra sostinė. Einu link Pestana Miramar viešbučio, bet čia vis dar Village'as. Fainų visokių bariukų, aptarnaujantis personalas labai mandagus. Tikrai nesitikėjau. Vat kas mums labai patiko, kadangi mes čia gyvenam be pietų, yra burger baras ir vaikai išbandė iš tikrųjų. Burgeriai be galo yra skanus, sakė skaniau negu Hezas ir Makas. Ir va kainos viso komplekto, burgeris, bulvytės free ir kola yra 8,50 grubiai kaina. Tai kaina yra iš tikrųjų gera ir skonis geras. Pestana Miramar, geresnioji studija. Tik įėjus vonios kambarys.
kosmetika yra va tik tai tokia, dušas žalia ir šampūnas viename. Taip pat yra ir virtuvėlė su kaitlente arba tinukas. Pažiūrim kaip su indais. Aha, galima ir gaminti, nors viešbutis yra su pusryčiais ir vakarienė, bet jeigu vien tik tai su pusryčiais pasiimat, yra indai sudėti. Aha, šaldytuvas. Ir minibaras yra tuščias. Patogi dvigulė lova, iš tikrųjų čia dvin skaitosi, sustumtos dvi atskiros lovos. Kambarys jaukus, kiliminė danga, atkreipiu dėmesį, baldai tvarkingi, tokie tipiškai portugališki, stalas va plytelėm čia yra. Šis kambarys yra skirtas 2 suaugusiems ir 1 vaikui. Visiškai tas pats kambarys, biškiuką tik tai sujaukta lova, atkreipiu dėmesį, kad ekstra lova, tai nėra skirta dideliam žmogui, suaugusiam. Ir čia užlipam ant stogo, kur va į dešinį yra Pestana Miramar, o į kairę tas laukas skiria Pestana Village. Yra Miramar, restoranėlis, kuriame galime tik pavalgyti. Autentiškas labai stilius ir aplamai visas viešbutis. Tikrai ganėtinai geras viešbutis, malonus, jaukus. Labai žalia teritorija, jautiesi